įdomu, po pirmo podcast'o girdėjau, kad kažkaip nelaisvai elgios prieš šitą, žinai, laidą tipo podcast'ą, tai... Pasileisi plaukus šiandien? Nežinau, įdomu, bet esmė tame, kad, žinai, mane kaip žmogus, aš kaip ir kitoks esu, tarkim, prie stalo ir visą kitą, tai bandysim. Aišku, čia sakau, reikia laiko įsivažiuoti, be žodžių. Galim tą progą ir pradėti podcast'ą. Pakalbėsim apie Angliją, aišku, Carabao Cup, kažkiek paliesim visai reikalus ir be abejo, sakau, šitam podcast'ą bandysim tokį didelį akcentą ties Napolį dėti, nes tikrai daug įdomių dalykų, nepaisant vakar tikinamos pergalės jų, bet tokius įnamus dalykus realiai jau tokius savaitgalį kaip ir praleidom, kaip ir nėra tik aktualu, gal apie nedaug kalbėsim ir apie Champions League, bet apie kitus dalykus pakalbėsim. Bet... Tai mačai vyksta vis tiek, tas turas savaitės vidurį irgi įdomių dalykų kažkiek pažeria. Tai be abejo, bet, žinai, smagus oras už lango, tai man tas labai patinka ir dar, ir futbolas, žiūrėsim, ką šį savaitgalį vis tiek toks labai tas ar karštas įdomus, tai ką vakar Carabao Cup, šiaip teko prabėgom kelis mačus, tai vienu metu stebėti ir Newcastle Man City pastebėjau ir Aston Villa Everton, net ir tiesiogiai mačiau Nico Jacksono įvartį. Čia jau stebuklas, kad pamatai tiesiogiai Chelsea įvartį, tai pasiekimas. Gerai žinia jiems, kad dabar galės išrinkti tą mėnesį įvartį, nes mūsų likę 2 mėnesį įvarčio, nes dabar galvoju, su Fulhamu beras pirmadienį gal žaidžia. Pirmadienį, taip. Tai toks yra dalykas ir būtų likę 2 mėnesį įvarčio. Dabar, žinai, būtų rinkę kokį moterų įvartį, ar ten akademijos kaip būna, tai tokia situacija. Šiaip, nežinau, ar tu teko vakar stebėti, bet Chelsea taip, jie šiaip nėra taip, kad jau taip prastai atrodo, kiek taškų turi, bet vakar taip normaliai atrodo ir manyčiau, gal net verti tos pergalės buvo. Jo, patiko, bet ta esmė, kad jie net ir žaisdami gerai, jie kiek maksimum vieną įvartį sukrapšto, tai vakar pasisekė, kad pavyko apsiginti, nors ten Brightonas momentais irgi jau atrodė, tikrai turėjo įmušti įvartį, ten buvo išėję ir vos ne 3-1 ir nesąmonę padarė. Tai kaip ir džiugina, bet iš principo pačio vaizdo nekeičia, nes lygoje situacija yra apverktina ir apskritai numatant tvarkaraštį, tai ten Chelsea iš vis yra pizdėt bus Premier lygoje, ten kova dėl, aš netikiu, kad jie kovos dėl išlikimo, bet dabar artimiausius ten pažiūrėjus tas turus, kiek dabar yra taškelių, tai aš nenustepčiau, kad čia dar kokį mėnesiuką ten voliosies kokio 16 vietoje Chelsea liūtas tas. Tai kalbant apie tą patį mačą, tai realiai 2 kartus buvo užfiksuota nuošalė, kur neturėjęs būtų užfiksuota. Bent Nico Jacksonas tą antrą įvartį kaip ir buvo įmušęs, bet ten tokia nuošalė abejotinė ir dar vienoje situacijoje, kur net nebuvo Veras Broka peržengęs vidurio linijos, kur ta taisyklė, manau, dauguma žino, kas pažino futbolą, tai nėra ten nuošalės, nebuvo bet jinai buvo užfiksuota, tai taip, tas mačas, bet šiaip, manau, kaip ir teisingai sakai, nereikėtų tiek daug koncentruotis ties būtinai šio mačo ir Carabao turi, aišku, jeigu netyčia pavyktų iškovoti titulą, tai čia būtų, fantastika, bet dar neužbėkime įvykiams už akių, bet aš apskritai kritiškai vertinu tą Carabao taurę, man toksai, nežinau, nereikalingas trofėjus. Laimėtų tą taurį, tada bilietas į konferencijų lygą iš kartas, keičiasi fonas kažkiek vis tiek. Taip, bet nežinau, man sakau, čia realiai laimė toj taurėjai tos pirmus šitus etapus ne tie, kas yra geresni, o tie, kas labiau nori, kas išleidžia labiau startinę sudėtį, kas ten mažiau eksperimentuoja. Tai, aišku, Chelsea ten kažkiek parotavo, bet, iš principo, tai akivaizdus komandų požiūris yra į šitą turnyrą, ten pirmus etapus riedi su tuo, kaip bus. O vėliau, jeigu ten praeini kokį ketvirtfinalį pusfinalį, ten įsimesi tas pagrindinius žaidėjus ir dėl to titulo vis tiek istorijas įrašyti norisi, bet aš tikrai norėčiau, kad liktų ta viena FA taurė, vienas taurės turnyras ir viskas aišku yra dabar, tiesiog užkraunami tie žaidėjai ir tiek žinių. Tai matysim, kaip bus ateityje, nes dabar, kai prisidės papildomos Čempionų lygos rungtynės, papildomos Europos lygos rungtynės, tai žiūrėsim, ką ten nuspręs. Bet jeigu nėra, sakykime, šiuo momentu žinių, tai reiškia, kad kitais metais vyksta taurė, nes taip nebūna, kad taip nuėma, dar nepranešė, kol tas kitas sezonas neprasidėjo, tai tikrai taip nebus, dar kitais metais vyks, o po to žiūrėsim, bet yra racijos tame ir vis tiek kažkokiu gandu, aš atsimenu, šituo aspektu buvo. Bet šiaip kalbant apie įdomius faktus, tai ir apie Chelsea vis tiek kažkiek ir Premier League turim paliesti, tai toks įdomus faktas, kad Leicester City yra įmušę daugiau įvarčių už Chelsea 23 metais Premier Lygoje. Žinau, mačiau šitą faktą, aš turiu dar vieną įdomesnį.
kad Erlingas Haalandas nuo savo atvykimo į Premier Lygą yra įmušęs joje daugiau įvarčių vienas, negu visa Chelsea ekipa yra 44 prieš 43 dabar. Tai va panašiai ir su Leicester City. Aš neturiu žodžių tiesiog. Na, žinau. Bet neverta, manau, kalbėti apie jau turnyro lentelės dugno komandą, ten galima kalbėti ir kalbėti, bet taip. Panašu, kad įkalinti gan ilgam Chelsea yra prastoji padėtį, nes su tuo jaunimu tu taip greitai, man atrodo, neišbrisi iš visų problemų. Šiaip, kalbant apie kitas komandas, tai žiūrėjau, ir Arsenal'ai tokia simpatiška sudėti išdėliojo ir ten tokios, sakykime, apatinės lentelės komandos, kurios tiek už Chelsea aukščiau buvo praeitą sezoną, tai Fulhamas su Brentfordu irgi, mačiau, tai pasistengė, sakau, gal Aston Villa, gal tokia, bet irgi mačiau, irgi ta sudėtis tokia simpatiška, vis tiek kažkaip žiūri rimtai tos tokios komandos, kurie ypatingai Europoje nerungtynėjau, tai vis tiek nori pakovoti, ten į kokį pusfinalį, jeigu netyčia ir pasikartotų tas Manchester City scenarius, kur 2012 metais jie laimėjo, jeigu pameni dar. Kai pagalvoju, tada su Bradford City žaidė, įsivaizduoju finale, kur, na, taip sunkiai net galva išneša, kur Bradford City dabar galvoju, gal net liku Vontomet žaidė, dabar žis, man atrodo, gal ar yra toj sistemoje klausimas. Jo, nes kažkaip jau seniai negirdėjau tai nieko, bet, tikrai, tos komandos, ir Watfordas, ir Wiganas čia per pastarąjį dešimtmetį iki finalų nužingsniuodavo. Tai normalu, kad yra dėl ko stengtis, bet ir šiaip Premier Lygos ekipos turi visai gilias sudėtis, tai jie net ir parotavę, atrodo, išleidžia tokius, tikrai kažkuo įdomesnius, žinomus žaidėjus ir normalu, kad gali su tom sudėtim kažką ir pasiekti. Bet šiaip gal einam link tokio kaip ir centrinio Karabao turo mačo, tai Newcastle'as išmetė Manchester City iš taurės ir kvadrangublės šį sezoną jau nebebus. Aišku, nelabai Man City jaučiu dėl to pergyvena, bet vis tiek. Pagal Pepo citatas tai iš vis nepergyvena. Aišku, jis ten rungtynių metu labai ginčius teisėjais, toks buvo įsidegęs, tai manau, tos pergalės viduje vis tiek norėjo ir nepaisant to, kaip ten kalbėjo per spaudos konferenciją, ir šiaip ką jis ten, žinai, visada gali kalbėti vienaip, pamastyti kitaip, tai visos pergalės norėjo, bet turbūt jautės kažkiek, kad nelabai jiems tas pergalės taip reikėjo ir visai ką, nes Newcastle'as, parodė, kad atgauna tą savo formą, iš tikrųjų galima ir taip pastebėti. Taip, ir jie taip nuo gynybos, net sakyčiau, kažkiek pradeda statyti savo geresnę formą. Viskas prasidėjo Čempionų lygos maču su Newcastle'u, kur jiems nebuvo geras mačas, su Milanu, Newcastle mačas, kur tikrai Newcastle'as nežaidė gerai, Milanas turėjo nemažai progų, bet atkentėjo Newcastle'as, sugebėjo 0-0 pabaigti susitikimą. Ir tas taškas jiem ir toj Čempionų lygos grupėje išvykoje paimtas tokio lygioje tikrai duos gerą impulsą, manau, tolimesnėje situacijoje. Ir dabar jie nuo tuos gynybos nepraleido prieš Sheffield, aišku, ten galėjo ir praleisti, bet nieks nebūtų pasikeitę. Dabar su Man City'u vėl išsaugoti tušti vartai. Tai po sunkios sezono pradžios komanda taip rodo tą charakterį. Ir, kaip sakoma, viskas prasidėjo nuo gynybos ir jeigu tu išsaugai tuščius vartus, tai tu visada jeigu esi bent kiek geresnė komanda, vieną kitą įvartį įspirsi ir iš tos žaidėjų kokybės, tai tuo Newcastle'as ir važiuoja. Aš tai žiūrėjau, tų rungtynių su Sheffieldu sekiau rezultatą, dar namie būdamas 3-0 žiūriu, galvojau, viskas kaip ir aišku, ten po to šiek tiek išvariau su reikalais, grįžtu, žiūriu 8-0, tai šiek tiek atvipo žandikaulis. Nes retai tokių sutriuškinių būna, aišku, Leicesteris gali didžiuotis tom, kad nebuvo pakartotas rezultatas, gali dar pasidžiaugti šiek tiek tą tokį simbolinį, kaip ten jokiasi žiūriu 9-0 trofėjų, vis tiek išlaiko jie, vieninteliai. Tai praeitais metais tai taip, bet matai 9-0 nuo Liverpoolio gavo. Bet matai išvykoje. Kitas reikalas, bet tada atgal davė skudurą Liverpoolio ir laimėjo, tai bus įdomu pažiūrėti, kaip kitoje sezono pusėje jau Newcastle'as su Sheffield'u sužais atsakomą į susitikimą. Šiaip taip, tarp kitko, tai Sheffield'as su Burnley ir Lutono tai tragiškai, atrodo, tiesiog vienu žodžiu tai pasakysiu, bet įdomu kitą savaitės viduryje, kur tuo metu vyks Čempionų lyga, Burnley su Lutono žais, tai turbūt gal teks paukoti ir nežiūrėti šitą mačą, tai kažkaip nelabai norisi, nes tu toks futbolo romantikas. Toks Championship lygas, bet Champions lyga vyks, tai žinai, toks Championship lygas, tai bet čia kitas dalykas, o šiaip jau Newcastle'as ten, manau, tai pelnytai ir žiūrėsim, ar vėl pateks finalą, dabar su Manchester United žais išvykoje.
Iš vis Manchester United dabar 12 kartas namuose išėlės per visus tos burtus, įsivaizduoti čia, ten žiūrėjau tikimybę, tai 0,05 gal ar dar, žiūrėjau, gal 0,05% kad tokia, Nu čia kad toks dalykas gali iškristi. 12 kart 0,5 pakelta 12, galima sakyti, tikimybė, tai jo. 50, žinai, 1,50% po to. Ne, tai 50 kart 50, 5% ir tai važiuoji, tai čia greit. Taip. Nu, bet čia nežinau, čia kai kas gali ras tatoskirių, kad čia Anglijoje Manchester United mylimas, bandomas iškelti, bet nemanau, kad čia kažką keičia, tiesiog pasiseka. Jo, dabar jie Premier lygoje lentelės kaimynai, 8-9 vietą, bet irgi tokie, sakau, United gerai prieš Crystal atsigavimo ženklai tokie parodyti. Tai tas yra... Apskritai, visas tas Karabao, tas dabar etapas, taip gavosi toksai, kad kas Premier lygoje gerai atrodo, gerai žaidžia, Man City's, Brightonas, jie kaip ir pralaimėjo, liko nuskriausti, o tos ekipos, kurios stipriai buksuoja Premier lygoje, tai tokią minimalę gavo palaimą, kaip vadinti, pašalpą, susirinko trupinius gal nuo stalo, pavadinkime, kad sugebėjo iškovoti pergalės ir praeiti kitą etapą, tai paguoda šiaip visumoje tikrai menka, fokusas, akivaizdu, turėtų būti Premier lygai, bet bent kažkiek. Tai va, galim pakalbėti tada apie komandas, kurias dar nekalbėjom, tai Tottenhamas su Liverpooliu šį savaitgalį žais šeštadienį 7:30. Manau, bus labai geras mačas, tokios dvi atakuojančios komandos, tikrai verta įsijungti, jeigu nebūsit ten po tų legendų mačo pavargę labai, kur vyks LFF tas renginys, tai bus labai gerai, aš manau, ir nežinau, labai toks įdomus kampas, ar nutrauks Andžetą Parkeiksmą, nes dabar gal 10 mačų šalies nelaimi prieš Liverpoolį, ar gal nedaugiau, dabar reikia dar pasitikslinti, bet esmė tame, kad vos ne paskutinė pergalė buvo 4-1 Wembley, tokia žymi gan pergalė, kur realiai nuo to prasidėjo visas Liverpoolio procesas, nes pamatė Klopas, kad čia nieko nesigauna, ten buvo berods gal 2 metai. Tada, ten dar kur su tais atbrosais. Taip, Lorenas, taip toliau, ir tada sako, man reikia Van Dijko, Alisonas, dar kitą vasarą Van Dijkas, aišku, žiemą atėjo. Ir nuo to viskas prasidėjo, įsikūrė ir aišku, per tą laikotarpį, nuo to laikotarpio žymiai geresnė Liverpoolis komanda buvo negu Tottenhamas. Bet kad ir geresnė komanda, tai vis tiek reiškia kažkas, sugeba sutaktikuoti, ar tiesiog neparanki ekipa Tottenhamo būdo, nes ir pats Tottenhamas, ten nebuvogi turnyro lentelės vidutiniokai, vis tiek komanda vis dar buvusi europinėse pozicijose. Finale žaidė Čempionų lygos. Taip, tai tiesiog, turbūt tas žaidimo stilius, Kontės, Mourinho, dar kažkiek ir Pochettino, turbūt Klopas jį sugebėdavo suvalgyti. Klopas ir kelis kartus ir atleidęs Mourinho, tai nėra ko stebėti, kažkaip dažnai taip išpuldavo. Taip, tai vis tiek, sakau, laukia įdomus mačas. Ir matysim, gal noriu pabandyti paspėti, kaip bus. Aš manau, bus tikrai nemažai įvarčių, nes kaip ir sakė, komandos atakuojančios ir abidvi šiaip netrodo tvirtai gynyboje sezono pradžioje. Tai, kaip ir norėčiau spėti, kad Tottenhamas dar pailsėjęs nežaidė Karabao taurėje. Bet vis tiek aš visumoj manau, kad Liverpoolis yra stipresnė komanda. Tai aš duočiau lygiasias 2-2. Aš norėčiau labai skirti, bet aš apie 2-2 mąstau tą tokį saugų variantą, sakyčiau, šiais laikais. 2-2 toksai retai būna saugus variantas. Aš labai kažkaip pasitikiu, kad bus 2-2. Saugus 1-1 būtų. Nesakau statyti, bet, kaip ir... Nesakau, bet rekomenduoju. Bet rekomenduoju bent 50% savo turto. Jo, tai aš kažkaip taip galvoju, kad gali atsitikti, bet kažkaip nenustebintų net ir Tottenhamo pergalė, ypač dabar prie tokios atmosferos, ta atmosfera atsigavus Tottenhamo stadione, tai nenustebčiau ir kad laimėtų jie, bet kita vertus labai nenustebčiau, jeigu Liverpoolis laimėtų, paimtų tą savo klasę, bet nors tie rezultatai Liverpoolio kaip ir geri, bet nėra toks žaidimas užtikrintas, jie labai daug tų comebackų daro, prasileidžia pirmi, po to aišku sugrįžta savo puikaus puolimo jėga, tas pats Soboslajus kažkas labai tikrai žiba. Ir vakar labai Klopas gražius žodžius apie jį pasakė, kaip stipriai dirba treniruotėse, koks jis motyvuotas, koks protingas futbolininkas. Tai, Klopas, aišku, tas treneris, kuris su žaidėjais užmesga ryšį, bet, tikrai taip išgeria ne kiekvieną. Tai, manau, akivaizdu, kad ne veltui tokie žodžiai yra skiriami. Tai va, dar ką norėčiau skirti iš ateinančių turų, tai Aston Villa su Brightonu.
taip sakyčiau, labai, toks vos nelygiai. Dogų derbis. Taip, bet irgi toks mačas, kur abi komandos tikrai stengsis iškovoti pergalį ir, kažkiek žemesnis lygis galima sakyti negu to Liverpoolio, bet irgi tas toks geras labai futbolas bus kokybiškas, tai... Tos pagrindinės dvi konkurentės didiesiems Premier lygos liūtams ir gerai pradėjo sezoną ir dabar turės galimybę tarpusį išsiaiškinti ir žais pas Brightoną, tai kažkaip aš gal ir už Brightoną dėčiau tą pranašumą, bet jis Emery protingas vyras, tikrai moka pastatyti ir gynybą, tai nebus gal toks gražus mačas kaip Liverpoolis Tottenhamas iš pažiūros, bet tas ankstyvasis šeštadienio kickoffas, tai patogus šiaip laikas, namie daug kas būna, tai verta atkreipdėmesį. Tai va, dar nori kažką skirti, ar galim judėti? Tai vakar apie Aston Villą kalbant, vakar Evertoną pralošė, tai aš visai norėčiau pagirti Evertoną, kad tas, nežinau kaip pavadinti, Daičio no-ballas pradeda veikti, jie tą kamuolio daug neturi, bet jie sugeba išvykų įveikė Brentfordą, dabar Aston Villa, tai dvi ekipos, kurios toj Premier lygos, toj pirmoji lentelės pusėje labiau gal net matomos ir tas žaidimas atsigauna po prasto sezono starto. Tai gynyba komandos visada buvo pas Daišą nebloga, bet ir puolimas pradeda jie tą savo XG išnaudoti, tai tikrai mane džiugina ir dabar geras tvarkaraštis, tai čia daug kas Evertoną prieš sezoną nurašinėjo, galvojo, kad jiem bus sunku, tai kol kas aišku dar nieko neįrodė, bet aš manau gali jie dabar šoktelti ir nuo tos apačios, nuo to čempionšipo lygio atsispirti, kur ten voliojasi Lutonas ir Sheffieldas. Man žinai, kas patinka, kad Dominikas Calvert-Lewin, kad ir kiek visokių traumelių turėtų, vis tiek problemos vos nechroniškos gaunasi, bet vis tiek jis tam lygiui yra labai geras puolėjas ir jeigu net tos traumos, gal net šiuo metu jis iš kokio Arsenalo žaistų, žinai. Net nebejoju, man jis irgi labai patinka ir tiesiog dėl traumų, aš manau, jis galbūt ir negaus šanso ten kokio elitinėje ekipoje. Bet kai jisai buvo sveikas vieną sezoną prie Carlo Ancelotti, tai ten kosmosus išdarinėjo, jisai tikrai... Su Richarlison tuo metu buvo smogiamasis duetas. Tai va, tai sakau, mane tas žavi ir šiaip, sakau, prieš Brentfordą gal nelabai ten tek. Jis tiesiog, taip, jeigu apie tą mačą kalbant, tai Brentfordas labai taip prastai pasirodė, kažkiek mane nuvylė, o vakar irgi kažkiek teko stebėti, tai manau, kad nusipelnė tos pergalės, ten dar pirmą kėlinio galėjo dvigubinti rezultatą, aišku, jau ten tą antro kėlinio pradžioje padvigubino Liuvinas, bet tikrai pelnytas rezultatas, o Aston Villa tiesiog kažkiek trūko jiems energijos toks vaizdas ir dar pridėkim, kad ir Legijai pralošė, tai kol kas tie... Tai ir Brightonas Europoje ką pralošė. Tai vėl. Aston Villa su Brightonu gerai atrodo Premier lygoje, bet kai reikia tas dvigubas savaitės sužaisti, tai savaitės vidury parotavus kyla problemų. Tai tas ir parodo galbūt tą skirtumą, kad tikrai tiem grandam dažnai, kai iš jų juokiamas, kad ten kažkur merkia taškus prieš silpnesnius, tai kai tu žaidi per 2-3 turnyrus, kas 3 dienas, nėra lengva užsikurti ir visada susitvarkyti be problemų. Galima, manau, įdėti link Italijos, kas tikrai yra aktualu dabar, gali 2 turai buvo sužaisti, dar šiandien, aišku, laukia rungtynių, Roma žais, bet tikrai įdomi rezultatų yra. Ir manau, reikia pradėti nuo Napolio, tai ne kiek viskas yra aikštėje, bet kiek už aikštės ribų labai įdomių dalykų vyksta. Antradienį berods Osimhenas nusprendė savo agentų paduoti Napolį teismą, vos nerealiai, tai padavė į teismą dėl 2 durnų TikToko video, kur ten vienas, kur atseit Osimhenas labai prašo 11 metrų baudinio, po to nerealizuoja, po to kitas ten su kokosu ten kažkas. Šiaip sunku net kalbėti apie tokius dalykus, nes jie yra tiek maks nelogiški, kad kažkaip net toks svetimas gėdas jausmas, galvojant apie tai ir bent kalbant, žinai, tai tas yra ir po to ten tokie dar visokie vaizdo įrašai išėjo, kur jis Osimhenas vos neignoruoja komandos draugus, kur toks labai kažkoks, šaltas, žinai, su visais. Tai čia ir keista, nes prie ko čia tie komandos draugai, tai ne jiegi tą įrašą paviešina, ar ne jie kažkaip prie to prisidėję, tai čia kaltink, nežinau, klubo vadovybę, ten tą asmenį, kuris sugalvojo tokį video sukurti, įdėti kažkaip, nežinau, iš principo tai, kad ir kaip tai būtų blogai, bet manęs nei kiek nenustebino, kad taip atsitiko Italijoje ir būtent su Napoli klubu.
Nes nenustepčiau, kad ten kažkoks senas dėdas fašistas italas sėdi su cigariuku ir galvoja, nu kaip čia kažką gero krūto tokio sugalvot, nu ir Osimhenas, užmėsim beždžionių garsiukų biškį, pakursim, tik tokas dabar gerai juda ir bus čia tipo zaibys, viskas, bet taip nesidaro dalykai. Matai, aš kažkaip gal kitaip galvočiau, tas toks, aš galvočiau, taip, Italija ir ten visokia tokia Napoli, Lacija turi tą savo tą atspalvį, žinai, tą tokį kažkiek rasistišką kartais, bet aš gal nebūtinai tai galvočiau, aš galvočiau iš to tokio durnumo, kvailumo, gal nežinau, kas ten tas adminas, tos TikToko paskyros, tiek tokie klubai, tą tokį socialinių tinklų, ta komanda vis tiek turi didelę, žinai, tai kas taip nusprendė padaryti, aš nežinau, bet esmė tame, žinai, toks yra geras baris, nusivaizduok, jeigu dabar tas žmogus, tas TikTok adminas turi labai mestis, kad jo nepagautų ultra, žinai, Napolį, nes tada jam baigtųsi negeroj. Ir tokie dalykai, žinai, kur jie labai nesutampa, nes, pavyzdžiui, yra viena dalis fanų, o kita tokia, galima sakyti, durnų žmonių, kurie padaro tokius TikTokus, žinai. Fanai, jie įsimylėta, Osimheną, jie niekada nieko blogo nepadarytų. Aš manau, gal net, kaip čia pasakyti, jie tikrai nemato jokios spalvos ir visą kitą, žinai, jie jau viskas, jie tą Osimheną garbina, žinai, ten ta tokia, galima sakyti. Logiška, tai tavo lyderis, tavo veidas, bet ir šiaip, kur čia logika, taip kaip ir tyčia, suprasčiau dar bent kažkiek, jeigu tai būtų iš varžovų komandos kokio žaidėjo, dabar tu iš savo komandos žaidėjo, po prarastų taškų, po nelaimės, taip, tyčiojasi, čia nežinau kur čia, aš gal, ir tas žmogus esu, kuris nelabai ten pagal amžių ten aktyvus socialinėje, tai visoje medijoje. Ir man TikTokas nėra mano ten favoritas, bet suprantu, kad reikia šiuolaikiniam gyvenime visuomeniai tų dalykų, bet tu kažkiek pagalvok, iškai pažiūrėk, kaip tai atrodo ir dėk kažką intelektualesnę čia. Atrodo, kad kad darytų kokiam, žinai, Bleacher Report ar kažkam tokiam, kur, ne klubai, nes nesąmonė. Nes ir pats klubas juokiasi iš savęs, tai, nesąmonė, bet aišku, kaip pasakyčiau, kaip ir tie žaidiniai prie ko, bet yra tas tokia, bent atrodė, kad yra trintis tarp Rudy Garcijos ir Osimheno po neiškovotos pergalės Bolonijoje, ten kaip ir, kai jis buvo pakeistas anksčiau laiko, ten rungtynėm nesibaigus ir toks nepatenkintas buvo, vos neatrodė nesiskaito su Garcija, tai gal iš tos pusės kaip ir suprantama, bet dabar vakar labai tvarkingai. Nutildė visus gandus, lengva pergalė. Labai tvarkingai, 4-1 įveikė Udinezę. Žiūrėjau kažkiek pirmą kėlinį, jau po pirmą kėlinį realiai buvo viskas aišku, ir tas pats Kvaratskhelia atsigavo. Tai va, žiūrėjau ir dabar čia neseniai parašiau ten tokį, galima sakyti, straipsniuką apie Kvaratskhelia. Geras, patiko. Tai va, pagirsiu. Bet labai daug dėmesio, negau, kad tiek dėmesio sulaukti, ten visai to nemažai klikų buvo. Tai va, ką tikrai reikia skirti, kad iki šito rungtynio buvo per 23 rungtynės tik vienas rezultatyvus perdavimas. Ar tu, pavyzdžiui, vis tiek nemažai seriją žiūri, pastebėjai, kad ir to pasitikėjimo mažiau turi ir gal, nežinau, kažkiek nuovargis, kažkas tokie dalykai jam kenkia. Tai jau praeito sezono pabaigoje kažkiek jautėsi, nes jisai pradžiai ten vos ne kiekvieną mačą įvartį, asistą arba bent vieną iš šitų dadėdavo. Ir antroje sezono pusėje jau kažkaip mažiau jis būdavo pakankamai aktyvus, bet statistikos protokoluose neįsirašydavo. Aš tai, žinai, išskirčiau, labai man įstrigo atminti ketvirtfinalį su AC Milanu. Labai geras pavyzdys buvo, ypatingai kai žaidė Neapolį, tas rungtynės kažkaip įsimintinas man buvo, nes jau tuo metu jis toks atrodė savo paties šešėlis. Jis taip buvo aktyvus, aš atsimenu ten ir nemažai kartais spyrė link vartų, bet ten kamuoliai kažkur virš, po to ir toks kartais pavargęs atrodė. Tai man labai buvo geras pavyzdys, kad į tą sezono galą praeito jau jam buvo tos batareikos realiai pasibaigusios. Taip, bet nėra ko stebėtis, nes tu seriją jau kaip ir ten viską užsitikrinęs, tai mažiau gal dėmesį kreipi, kad ten ar kažkur Napoli taškus pamesdu, ar Kvaratskhelia nesužaidžia. Ir futbolininkas tikrai po tokio starto gavo dėmesio, sukilo lūkesčiai, jeigu kažkas prieš sezoną ten būtų jam davęs, kad ir ten 7 įvarčių, 7 asistų pasiūlymą, tai manau daug kas sakytų, nėra blogai, kaip pirmam sezonui įsitvirtinimui, bet kai tu ten vos ne per pirmus 10 mačų sumuši ten tuos 7 įvarčius, tai vėliau visi natūralu nori daugiau, tai ta forma gal kažkiek pasėdus, bet jisai žaidžia, tai statistiškai to nesimato, bet jis nėra, kad žaidžia labai blogai, jis tiek tam krašte aktyvus, jisai prašosi
būti dvigubinamas, pasaugomas, tai galbūt ir varžovai pamatė Kvaratskhelijos lygį kažkiek labiau prisisaugojo ir iš to tas statistika šiek paprastėjusi. O dabar vėl naujas treneris, sezono pradžia, pats Napoli kažkiek buksuoja, tai ta aplinka nėra tokia lengva vėl rodyti rezultatą. Ir bendrai, aš esu žmogus, kuris labai nemėgsta One Season Wonders. Tos etiketės nemėgsta. Ar šiaip... Ne, etiketė aš tą mėgstu, yra labai teisinga, aš sutinku, bet man kas nepatinka, kai būna žaidėjas sužaidžia vieną sezoną proveržio ir iškart yra kalbama apie ten 100 milijonų ir kaip jį reikia kažkam nusipirkti ir panašiai. Žinai, turbūt geriausias to viso pavyzdys, kas labai gerai apibūdina tą One Season Wonder, tai dar, kaip tyčia buvęs Napoli žaidėjas Miršų, nes aišku, jis Swansea City sužibėjo tuomet ir tada jis tapo One Season Wonder, tai čia turbūt yra viso to geriausias pavyzdys, kai tik pradžioje kalbėjome apie Swansea City, kai dar Miršų žaidė ir dabar prie jo grįžo. Tai aš niekada nemėgstu, kai mano komandos domisi, ruošiasi mokėti didelius pinigus už tik vieną sezoną sužaidusi žaidėją, nes vienas sezonas yra trumpa distancija. Tu tiesiog suklikina tais metais, pagauni gerą formą. Kai būna 2-3 sezonai, jau žaidėjas ruošo į stabilumą arba stabiliai auga jo statistika, su komanda rezultatai geri, tada viskas super, tu gali tokį žaidėją investuoti, bet man nepatinka tas žvaigždžių padarimas per pusę metų. Geras pavyzdys tam ir prasme yra Chelsea, kurie ten už pusmetį su judėjusiu žaidėjus moka didelius pinigus ir matom, kad jie vėliau sumesti kartu neduoda to rezultato. Tai su Kviša dar tikrai nereikia čia nurašinėti po 5 sezono mačų, kad jis yra One Season Wonder, bet reikia atsižvelgti, kad to žaidėjas iki praeitų metų to sublizgėjimo jisai kur žaidė. Rusijos Premier lygoje ir Gruzijos savo lygoje, tai yra visiškai ne tas lygis ir nėra net apie ką kalbėti. Žinai, dar man šiaip tokie žaidėjai, manau, realiai ne vienam man, bet tokie vingeriai labai imponuoja, vos ne yra mėgstamiausi, žinai, žaidėjai iš viso, galima sakyti. Nes jie kuria tą geriausią šou tokį. Taip, ir tie smūgiai iš toli, dar pakalbėsim apie vieną tokį vingerį iš seriją, bet jie labai imponuoja ir norisi, kad jam pasisektų, kaip bebūtų. Tai... Ir šiaip tokia svajonių istorija, gruzinas, grįžęs į Gruziją, ten iškart iš Gruzijos lygos į seriją, tai aš nesu susipažinęs šiaip, žinai, Gruzijos futbolo. Ta šalis mums tokia vis tiek kažkiek draugiška visą kitą. Taip ir apskritai, man atrodo, tai yra tas futbolo lygis pas juos tikrai nėra aukštas, pripažinkim, tai čia būtų vos ne kažkas, gal ne taip kraštutinai, bet kaip iš A lygos dabar atvažiuotų. Na, bet aišku, Kazanė irgi daug laiko praleido tam Rubinė, tai tas irgi yra, bet jo, buvo tas toks ta tarpinė stotelė, kur turėjo jis grįžti tą Gruziją ir dabar Sakartvelą, kitaip sakant, tai taip buvo ir to mes jau domėjęs, atsimenu, ten buvo kažkokio, ką čia domėsi, žinai, čia koks čia kažkoks lopas, žinai, tas. Tai aš irgi pripažinsiu, aš galvoju, kad tu tą gruzą paimsi čia, jisai nieko neparodys. Paimsim gruzą, tai ir bus gruzas, žinai. Tai va, bet, vakar laimėjo, tai tokia situacija kažkiek stabilizuota, mačiau ten jau buvo gandų, kad jau kažką Laurentis jau ten žiūri, kokį Galtie, dar kažką, kur, nežinau, ten tokie įkvėptis variantai ten. Apie trenerių pakeitimus gal dar pakalbėsim, nes kai kurios komandos juos jau keičia, bet manau sutiks ir pritari, kad tie trenerių keitimai po 6 mačų, tai retai kada pasiteisina ir... Bet aš manau, vieną komandą reikės pakeisti trenerių ir jis bus pateisinęs, bet irgi tada pakalbėsim, tai kažką jau, manau, pakalbėjome apie Napolį užtektinai. Apie kitą Italijos deimantą, manau, reikia dabar. Apie Italą? Apie Italą. Apie Domenico Berardi? Žinoma. Jis toks deimantas, kuris jau 29 metai jam aišku, ir jis nusipelno to pelningesnio kontrakto kitam klube, bet nežinau, ar jis jau kelsis kitur, ne, bet... Aš labai norėčiau. Nors su tais italai, žinai, čia 30 metų neriba, nes tie vis tiek Italijos klubai labai vertina tos veteranus, tai jo, gali būti, dar jis nėra veteranas, aišku, bet jau vis tiek jau toks... Vingeris amžiais, Vingeriam labiau smogia, pavadinkime, bet, aš 29 dar pats gazas tikrai Italijoje neprapuls dar 5 metus. Tai vakar Berardi dar vienas jo šou ir jau prieš Juventus ten kokius pasus likinėjo šakis, bet vakar kokį įvartį įmušė prieš Inter, tai ten retai tokį pamatysi, nes, tai, žinai, kada yra įspūdingas įvartis, kai vartininkas neturi šansų, kai stovi vietoj. Kai atsimenu, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, Ziecho įvartis prieš Tolimą, kur Lorisas nežino, ką daryti, arba, būna tokių įvarčių, bet vakar irgi ganai toks buvo, kur Berardi tiksliai į kampą ir
zoninį stovį. Vartininkas akmenėjęs, tai labai gražiai atrodo, kaip sustabdyta akimirka atrodo stop kadras, tai tikrai. Tai va, Sassuolo pergalės nukalė namuose 3-1 prieš Juventus po 4-2 prieš Juventus. Jo, 4-2 jo. Ir vakar 2-1 Interą, tai va, įspūdinga savaitė, švelniai tariant. Dar aišku, Gati įvartis toks įdomesnis buvo. Nu, nežinau, ten sutoks. Parodytum tokį įvartį, sakytum, kad Gati pasidarė pinigėlę gražaus Italijos top sporte. Nu, būtų jau MML City, jau viskas aišku būtų. Ne, tai Juventus reikia baninti, aš nesupykčiau, Roma biškiai aukščiau pakiltų. Tai va, ten tas pralaimėjimas toks jo, bet tiesiog, va, įdomu, nes šiaip Sassuolo tai gan prastai tą sezoną visą pradėjo. Bet aš gal tik 1 tašką turėjo iki Juventuso. 3 taškus jie turėjo, bet jie. Dabar 9 turi. Taip, jie iš 4 mačų buvo laimėję 1 ir tada atėjo tokia atrodo sunki savaitė, Juventusas, Interas išvyko, bet pasiėmė dar 6 taškus, prieš tai pralošęs dar prieš Frosinone, gan stipriai be didesnių šansų, tai tikrai taip netikėta, bet man Sassuolo jau nebe pirmus metus šiaip yra tokia Italijos Brightonas. Tai ne veltui De Zerbi ten yra. Taip, nes anksčiau su Sassuolo dirbo De Zerbi, tuo metu ekipa irgi ten kažkaip į Europą tą buvo, man atrodo, gal vieną sezoną ir patekę, bijau suklysti. Jo, 16 metais. Tai va, tai De Zerbi puikiai dirbo, bet jie tą kryptį savo išlaiko, kad jie jaunimą augina, treneriui stato tokius jaunus, progresyvius strategus, dabar irgi dirba jaunas italas ir susiperka tikrai to jaunimo, va ir iš Romos porą žaidėjų paėmė. Ir jie žaidžia tą Italijai nebūdingą, pakankamai atakuojantį futbolą, tai tokia ekipa tikrai įdomu ją stebėti ir ne visada gal jam pasiseka tą rezultatą padaryti, toks iššokinėjimas yra kaip dabar pralaimėjimas Frosinonei, bet užtikrinti įveiktas Juventusas, ten įveiktas Interas, bet tikrai viena tokia įdomesnių Italijos komandų ir pavadinčiau stiprus vidutiniokas. Taip, man irgi kažkiek simpatizuoja šitai komandai, bet palaikymo, sakyčiau, kažkiek man trūksta, man kažkiek bet čia yra... Tai nėra tas didelis miestelis. Taip, bet Italijos, aš manau, daug kur yra Italijoje ta problema, bent jau aš taip, kiek pastebiu, kartais nebūna tos tribūnos pilnos, ten ypač jeigu kokios tos eilinės rungtynės, net ir prieš Juventus mačiau ten tokios tribūnos tokios, bet nebūtinai tam esmė, bet jo, sakau, simpatizuoju šitai komandai, bet dar, ką norėjau paminėti, tai statistika. Berardi realiai per 10 sezonų, skaitant šitą, kur tai 4 rungtynės, bet vis tiek tai jis 119 įvarčių yra mušęs jau seriją, tai čia yra rimtas dalykas ir 76 rezultatyvius perdavimus yra atidavęs, tai daug ką pasako vien tokia statistika. Jį daug ir dabar atsidarėsi pas jį yra ten gal bent 3 sezonai, kuris dvigubus dublius fiksuoja įvarčių plus rezultatyvių perdavimų. Tai jeigu mes kalbame apie Kvaratskhelia, kad čia vieną sezoną praeitais metais ten kiek 13 gal įvarčių ir ten kažkiek panašiai asistų, tai Berardis kokius 3 sezonus tokius turėjo, bet apie jį tokis vaibas kažkaip nėra kuriamas. Ir jisai toj pačiai Italijos rinktinėje atvažiuoja ir ten būna startinis žaidėjas, vienas tokių geresnių ir agresyvesnių. Tai tikrai kažkaip užsisėdėjęs jis tam Sassuolo. Ir kaip Keinas buvo Tottenhame, kaip Zaha Crystal Palace, kur atrodo futbolininkai yra išaugę tos marškinėlius seniai. Ir aš tikrai noriu, kad pats vertinu lojalumą. Man patinka futbolininkai, kurie nesimėto. Jis toks gal Zahagas, kaip sulyginti. Ir lygis panašus ir norėčiau, kad nepasektų Zaha pėdom ir visgi dar nueitų į tą aukštesnės lentynos ekipą. Jis nebuvo dabar galvoje siejamas su Interu praeitais metais? Jis buvo ir su Juventusu siejamas, dažnai yra siejamas, bet aš kaip suprantu, Sassuolo nėra ekipa, su kuria lengva dėrėtis. Jie turi tokį savo šarmą ir savo žaidėjus vertina labai produktyviai. Nepigiai ir, kaip ir normalu. Bet tą Fratesi tai pardavė. Bet nepigiai pardavė. Bet irgi ten dar taip susidėrėjo, dar ten Interas, taip sakyčiau, ganėtinai geras sąlygas gal, žinai. Taip, bet nėra lengva iš Sassuolo žaidėjus nusipirkti. Kaip ir iš Brightono, jie tos savo užaugintus futbolininkus vertina ir yra normalu, tai ekipa iš to gyvena. Manau, palėtėm pagrindinės Italijos temas. Intero tas pralaimėjimas pirmas. Šiaip gal ir intrigos prasme. Jis geras, intrigos prasme turiu omeny, bet ir jis labai toks pelnytas, net ir po to pelnytai, čia ten bandė pult, bet nebuvo kažkokių užtiksintų progų, tas pats ten žiūrėjau, ir statistiką kažkiek pasižiūrėjau, tiek pilnų rungtynių nematęs, tai nebuvo ir ten tas statistikas padinga, tas pats XG, tai taip sakyčiau, toks Berardi šou labai dėsningai tą pergalę nukalė. Jo, ir tokį nenugalimumo mitą tam tikrą su Intero sugadino, nes
per pirmus tos turus tai jie tikrai atrodė įspūdingai, jie tik vieną įvartį buvo prasileidę nuo Milano ir gan užtikrinti per visus važiuodavo, dabar namie gavo tokią pliūchą. Tai įdomu, tikrai intrigos įneša, nes Italijoje po praeito sezono Napoli triumfo šiaip dažniausiai sunku prognozuoti tos čempionus ir dabar irgi ta lentelė ten priekį susispaudė tie klubai. Ispanijoje Barça tikrai labiausiai įdomu. Prašyčiau, aš norėčiau pradėti nuo čempionato lyderio. Žironos ekipos, kodėl tu nurašai pirmaujančią ekipą pirmenybėse. Man City dominacija ne tik Anglijoje, bet jau ir Ispanijoje prasideda, nes Žirona, kaip žinia, yra Man City savininkų irgi projektas. Ir ekipa pirmauja lygoje, tai pradėkime nuo čempionato lyderių. Jo, pasirodo, ne iš Barsos katalonai užima pirmą vietą, o iš Žironos katalonai pirmą vietą užima. Sunku ką pasakyti, iš tikrųjų, taip, tikrai prisipažinsiu, nei vieną dar į rungtynių nemačiau. Aišku, ten sudėti kažkiek pasižiūrėjau, bet o dabar šiaip su Realu žaisiu savaitgalį, tai bet irgi labai nepatogus laikas, nes tuo metu ir Bayernas su Leipzigu ir Torinas su Liverpooliu. Neteks pamatyti Žironos. Greičiausiai neteks. Tas laikas nepatogus toks, bet aišku stebina, bet man, žinai, įdomu tokia situacija, jeigu patektų į Europą, kaip daryti, nes ten, kaip žinia, negali kaip ir du klubai to pačio savininko žaisti Europai vienu metu, tai, bet čia aišku, nemanau, kad reikia. Bet ar Europą ar tam pačiam turnyre, nes į čempionų lygą tai galbūt ir nepateks Žirona, tai jeigu jie žaidžia Europos lygoje, Man City čempionų lygoje, nors matai, gali vis tiek jos sukristi, tarkim, teoriškai iškristi. Ne, jau po kitų metų negalės, nes ten dabar jau nebus tų iškritimų. Tai, bus, kodėl nebus? Ne, jau praeitis metais jau viskas, nes kaip keičiasi formatas. Bet ten nebus 30 komandos. Tos čia, kur Europos lygos komandos, jos ir liks Europos lygoje, tos, kur čempionų lygoje, tos ir liks čempionų lygos. Nebus iškritimų, supranti. Jau dabar, kaip, pavyzdžiui, galvom, kas laimės Europos lygą, galvom, gal Sevilija laimės, nes iškris. Jau dabar nebus kitai sezono tokio. Čia... Nesupranti, bus 8 pirmas patenka ten tiesiai 8 ir tada nuo 9 iki 24 žaidžia peržaidimą dėl patekimo į 8-finalį. Taip, ir viskas. Ir tada, jeigu pralaimė, viskas. Pralošat, jie nekris? Okay, aš kažkaip galvojau, kad jie dar kris Europos lygą, bet gal ir smagu. Tai va, bet ką čia tokio Žiron turi? Erika Garcia turi. Turi įdomų ukrainietį Cigankovą, kur jis perėjo Šachtarius, toks vos negeresnė statistika negu Mudrikas turėjo tuo momentu Šachtariui, ne tai, kad vos negeresnė. 100 milijonų nemokėjo. Tai va, kažkaip ten pasisuko, po to ten visokia tokia Henkelis ir yra toks, atsimenu, kai žaidžiau tas menedžeris, jis buvo toks perspektyvus iš Venezuelos, kur irgi Cityčiui priklausė. Taip, aš irgi atsimenu, šiaip visai neblogas būdavo perspektyva futbolininkų. Tai va, ir dabar tą po biškį radinėja. Bet jis Cityčiui priklausė, ir dabar čia, aišku, jau, kaip sakoma, kažkur suvaikščiojo pinigai ir dar Pablo Torres šiaip turi iš Barcelonos, bet jis matau, kad nelabai žaidžia. Yra tokių įdomių žaidėjų, bet niekada... Vartose yra tau labai pažįstamas veidas. Labai gražus vyras, tarp kitko. Tikrai taip. Nedažnai matyti tokiam temam kalbam, bet Paulo Gazaniga man irgi akį traukiantis. Čia, kai žaidė Torme, tai visi tą žinojo, bet šiaip bet ir niekada nepagalvotum, kad po 7 turų, kad bus tokia komanda pirmoje vietoje, tai ką. Ir jų tvarkaraštį šiaip nepasakysi, kad buvo labai lengvas, nes jie gal negavo Realo Barsos Atletiko, bet jie žaidė su Sevilla, žaidė su Real Sociedadu, žaidė su Villarrealiu. Tai, ekipa neatsitiktinai, manau, toj pirmoje vietoje yra, bet irgi nemeluosiu mačų, jų nelabai mačiau, porą kartų highlightus, bet kažkiek tai tikėjimo mažiau priduoda, jie aišku yra rezultatyviausia komanda lygoje šiuo metu. Bet jų gynyba tai braška, daug įvarčių praleidžia ir su tom stipresnėm ekipom bijau, kad gali būti, kad ne visada laimėsi 4-2, 5-3, kaip jie pergalės yra pasiekę jau šį sezoną. Gal pabandysiu įsijungti su Real, pabandysiu. Viena akim, nes aišku, vis tiek pagrindinis dėmesys bus skirtas Premier Lygai, bet jeigu, aišku, ten po legendų nebūsiu ten kažkur, tai iš tos pusės taip, tai... Su legendam, jeigu kažkur nebūsi. Jeigu su Pujoliu kur nors nebūsi, tada jo. O Realas, tai aišku, pralaimėjimą patyrė savaitgalį prieš Atletiko, taip trumpai vis tiek, manau, kad jau tiek aktualu, bet Atletiko labai man patiko, bet Realas to pačiu labai nuvylęs, taip, realiai buvo nieko verti, dar ta grubi Bellinghamo pražanga, gal realiai viską vainikavo, ta pikti išlieka, kur taip gal net netipiška šitam 20-mečiui, kuris yra labai brandus pagal savo amžių. Mane ir nuvylė, pripažinsiu, aš
tikrai labai man patinka Judas Bellinghamas ir aš jį giriu visada už jo tą solidumą, bet toje situacijoje tai akivaizdžiai buvo išreikšta frustracija, nupjaunant... Realiai raudona turėjo būti, aš taip... Nebuvo atviros kojos. Supranti, bet raudoną būtų skyrę, niekas nebūtų. Taip, ten tokia oranžinė kartelė, kur gali rodyti ir tą. Ir aš net kaip pamokymą jaunam futbolininkui, kad tokių dalykų nedarytų, visai nesupykčiau, kad būtų raudona įsitraukęs teisėjas. Tai va, bet, matai, reiškia, Atletiko aš neveltui pagalvojau kaip čempionas jau kažkiek jau... Čia tavo projektas ir tikėjimas, kad jie bus čempionais, bet, kad ir kokia faina šitą jų pergalė, aš vis tiek, netikiu, kad jie ten bus rimtoje kovoje dėl titulo, nes su gynybiniu futbolu tu gali pasiekti taurėse gerą rezultatą, bet lygoje tau reikia stabilumo. Tai jau dabar jie ten merkia taškus prieš Valenciją, kai kur lygiom sužaidžia. Ir ilgoje distancijoje, kai laimėdavo čempionatus su Simeone, tai nei kiek nenoriu nubraukti jų pasiekimų, tai jie turėdavo puikius sezonus, bet esmė būdavo, kad Realas ir Barsa turėdavo kažkokių problemų. Ar ten Barsos jau su finansais bėdos, Realas ten traumų turėdavo, tai dabar aš matau ir Barsą, ir Realą šį sezoną tikrai atrodančius gana solidžiai bent jau pradžioje, turinčius ir sudėties gylio. Tai aš kažkaip sunkiai tikiu, kad jie abu bus užklupti tokių problemų, kad Atletiko, nes netikiu, kad Atletiko jiems skins vien pergalės. Tikrai jie taškų pabarstys, tai jau dabar jie kažkiek atsilieka, tai netikiu vis tiek Atletiko projektų, čia jau tavo šūvis. Aš tai tikiu, neveltui prognozavau. Šiaip Barsos man tokia, įsimintinos abi rungtynės buvo, prieš Celtą 2-0 susilikinėjo, tada grįžo 3-2, nemačiau, nežinau, ar matėjai Cancelo reakciją, ten toks labai paplito, bet, gal nekomentuosiu, bet... Čia va geras tiktokas, reiktų Napoliui pasimokyti. Taip, tiktokas, ten tokia žmogaus reakcija ten. Ne, taip, bet iš to mačiau, ten buvo ir memų padaryta, tai esmė, kad tokio kryptimi reikia dirbti, o ne... Po laimėtų rungtynių, tai kodėlgi ne. O šiaip tai... tikrai jie bent vieną, kaip pasakyti, būtų kažkiek net skandalinga, jeigu būtų jie su visais 6 taškais išėję po šitų 2 rungtynių, bet gerai, kaip gerai, matyt kažkaip futbolo dievai suprato, kad jiems 4 taškų užteks, nes tikrai, abi tokios rungtynės sau žinai ir ten, prieš Celtą kažkaip įsigelbėjo, bet prieš Mallorką nepavyko, aišku. Jau praeitais metais jie nemažai kur išsitraukdavo, taip kaip ir sunkiai, kur neturėtų, tai, ta sėkmė iki galo tęstis negali, tai kaip ir teisinga. Aišku, Jamalis Laminas labai kaip ir pastaruoju metu žiba, prieš Mallorką labai gerai išėjo, bet vėlgi tas, nežinau, čia tokios ispaniškos šaknis ar barceloniškos, bet buvo tokių momentų porą, kur tikrai suvaidino, kur vėl tą blogą skonį palieka burnoj, nesvarbu, kad ir koks talentingas išmetis Wunderkindas, tiesiog žavu, žiūrėti jį, bet kai tokie dalykai atsitinka. Aktorinė jau praėjęs, taip, diplomą gavęs. Jau aktorinė, tad visų miestų jau praėjęs. Ir tikrai buvo pora situacijų, kuris tiesiog suvaidino, negražu, bet ką. Negražu, bet čia irgi yra sporto dalis, tai jeigu tu apgauni teisėją, tai bravo tau, bet kitą kartą teisėjas gali jau nebe taip patikliai žiūrėti, žinos tos žaidimėlius ir ypatingai jaunuolis dar autoriteto kažkokio neturi, tai gali kažkada ir kokią kortelę pasimti ar raudoną net už vaidybą tau, jeigu bus pririnkęs kortelių. Dar pabaigai Ajaxas. Labai aktuali tema. Čia Ajaxas, bendrai Nyderlandai. Čia net ne Ajaxas, čia mane pati, kaip ir sakai, Nyderlandų visuomenės žmonių kažkiek ir kultūra mane priblaškė, nes turbūt jau visi čia girdėjo, žino, kuo baigėsi susitikimas tarp Feyenoord ir Ajaxo, kuris buvo nutrauktas, Ajaxui atsilikinėjant 0-3. Ir dėl to, kad tiesiog sirgaliai pradėjo siautėti, mėtyti degančius ten fakelus į stadioną ant vejos, vėliau ir ten laužyti, gadinti, niokot stadioną, ten gazdinti žmonės. Ir mane tikrai sukrėtė, nes jeigu aš tikrai nieko neįžeidžiant kažkaip, tikrai manęs nestebina, kai tokie dalykai vyksta trečiosiose šalyse, kur nors ten Pietų Amerikoje, kur karšti žmonės, dar toj pačioj ten Ispanijoje, Italijoje galima labiau to tikėtis, o čia yra Nyderlandai, tikrai
super civilizuota, atrodo išsilavinusi, protinga valstybė ir vis tiek vyksta tokie dalykai, kai, tai nei kiek nesusijęs su futbolu, tai yra, visiškas vandalizmas. Marozynas, vandalizmas ir huliganizmas ir, kaip gyvuliai, tiesiog tie žmonės elgesi ir, tikrai mane sukrėtė. Man tai irgi stebina, aš niekada negalvoju, aš nežinau, kas čia taip, tas žmonės paveikė, gal čia COVID, žinai, nes ir atrodo, prieš COVID kažkaip nebuvo, aš netapkime savo teorijų. Ne iš tos sąmokslo teorijų, bet žinai, tas, man atrodo, prieš COVID tokių dalykų nebuvo ir turiu minį, gal čia toks, kodėl žmonės yra tokie gauliai, man sunku suvokti. Ir ypač dar Nyderlandus, kaip ir teisingai sakai, atrodo, aišku, ten visokių yra, sakykime, ten ir tie narkotikai, sakyta, žinai, labai populiarus, bet tai nėra, ne prie ko, tiesiog aš nesuprantu, kodėl žmonės nesupranta. Aš kai išmetė tą pirmą plastikinį butelį, kai biškai jau pristabdytos po rungtynės, tos Ajaxo finalo, jau tada galvoju, kaip tas žmogus jaučiasi, kuris išmetė tą, žinai, butelį ir galvoju, kaip, žinai, aš tokiu situaciją, aš nežinau, žinai, jeigu aš būčiau išmetęs, jeigu dėl manęs pristabdytų rungtynės, tai aš tiesiog ten vietoj, žinai, ištirpčiau. Tai man įdomu. Sąžinės turintis. Taip, aš sąžinę turiu, bet kodėl kiti neturi tos sąžinės ir aišku, tie Ajaxo rezultatai, jie labai tokie... Koks skirtumas tai rezultatai, bet ar tai yra būdas išreikšti nepasitenkinimą? Bet čia dėl to taip ir atsitinka. Taip, bet esmė, kad aš dar galėčiau nepaaiškinti, bet suprasti, jeigu tu, tarkim, kitos ekipos stadione, Feyenoordo savo varžovų, esi pykęs, nusivylęs, ten pradedi laužyti, daužyti viską, bet tu dabar niokoji savo stadioną, ten kėdės plėšo, ten duris laužo, ten spardo degina. Tai čia esmė, kad tu esi kaip ir to, jeigu tu save klasifikuoji kaip Ajaxo faną, tai tau turi rūpėti Ajaxas, futbolas, tavo stadionas, tavo miestas. Tu dabar realiai viską apšiki tiesiog ir eini toliau ir čia aiškini, kad tu turi teisę, nes Ajaxas žaidžia prastai. Ne, tu neturi teisės tą daryti. Tai be abejo, kad neturi, bet tiesiog jeigu taip jau ieškot priežasčių, tai čia yra pagrindinė priežastis ir, taip yra, nežinau, bet dabar po 5 rungtynių Ajaxas turi 5 taškus, žaidimas toks, o ten prieš Marselį tą tašką, ten realiai paleido pergalę, turėjo 4 taškus. Ir kas įdomu, aš ten taip gyriau jau tą Sveną Mislintatą, sakau, čia labai geras sudėtis būrė, ten tokių įdomių žaidėjų, tikrai įdomių žaidėjų įsigijo ir buvo atleistas. Ten mačiau kažkokios machinacijos dar per savo įmonę, bet aš nežinau, ten būtinai tokiais dalykais turiu tikėti, bet bent jau taip Ajaxas skelbė, kad tiesiog neturėjo pasitikėjimo iš klubo vadovybės. O ką dar galima paminėti, tai treneriai, manau, sakai, kad ten kažkurių trenerių neturėtų būti atleisti, bet manau, Mauricijus Steinas jau šiaip nuo pat pradžių buvo labai abejotinas pasirinkimas, vien dėl to, kad jis realiai prieš Ajaxą nieko ten ypatingo. Nieko visiškai neįrodęs. Nieko, žinai, kaip būna, realiai galima sakyti, tas pats Andžė, kad nieko neįrodęs, bet... bet Andžė bent, aš tikrai Andžės paskirimą vertinau skeptiškai ir dar dabar, kad ir kaip gerai pradėjo Tottenhamas dar anksti sakyti, ar čia tikrai tas, sprendimas yra geras, nes, pavyzdžiui, praeitais metais su Conte Tottenhamas turėjo lygiai tiek pat taškų sezono pradžioje, kaip dabar su Andžė. Tai dar ankstyva sezono stadija, bet Andžė bent jau tokį aplink save tokį gerą vaibą buvo ir gerą rezultatą sukūrė su Celticu. Tai, o čia strategas tas Ajaxo, tai toksai tiesiog dabar atleisdamas, tai jisai savo pačio klaidas padarytas vasarą, tai tiesiog gremsti gilyn į tą liūną. Gerai, gal dar palaukčiau ten, tik rinktinių perskaitų, bet tada jau tikrai imčiau sprendimų ir atleisčiau šiaip, ten tenka paskaityti intervius toks, kaip sakai, Andžė toks atrodo, žinai, ta aura, visa kita, o jis neturi auros, toks atrodo, kartais toks bailiukas kažkoks, nežinau. Tai kai tribūnose fairius mėto, tai nežinau, neužtikrintas būtų bailiukai. Bet treneris turi turėti savo charizmą, tai mano suvokimu, kuo skiriasi geras treneris nuo labai gero trenerio, kad tu ne tik taktiškai ten žaidimu kažką sugebi, bet tu ir turi tokią aplink save tą aurą, pasitikėjimą, ir kurį perduodi žaidėjams savo komandai. Ir tas ir skiria Klopą, Guardiolą, tai yra žaidėjai, treneriai, kuriem nepaaiškinsi. Tas pats ten Mourinho, Ancelotis, jie turi savo stilių ir tu su juo turi gyventi. O jeigu treneris yra kažkoks, kaip sakai, bailiukas, tai tie ir žaidėjai automatiškai ne tiek jį gerbia, patys tampa tam tikrą prasme bailiukais ir sunku pasiekti rezultatą tokioje aplinkoje.
Tai aš viskai sutinku, dar yra toks momentas, kad šią vasarą buvo Piteris Bošas, laisvas, be darbo ir ne tai, kad Ajaxas pasirinktų, kuris, manau, būtų mielai grįžęs. Tobulai būtų tikęs. Nes prieš tai treniravo tą klubą, bet į PSV nuėjo, tai ne tai, kad tu negauni to gero trenerių, tu dar vieniems iš didžiausių konkurentų jį prarandi, kur dabar matom tikrai PSV labai tvarkingai tvarkosi su visom tom savo užduotim. O Ajaxas sėdi, nežinau, tiesiog rūko kamputį ir dar su tokiais prastais rezultatais, kur jau šiuo momentu dar porą prasmių rezultatų ir tu jau, labai turėsi gerai valyti per likusį sezoną, kad tą Champions League pasiektum, kad tą pagrindinį tikslą vykdytum. Tai reikia imtis kažkokių veiksmų ir, tiesiog tie prasti sprendimai jau tokioje ankstyvo sezono stadijoje atsiliepia. Taip, ir Ajaxas, kaip sakė, žaidė su Marseliu dar Europos lygoje. Tai Marselis trenerį savo atleido Marselinijo ir pasamdė Gennaro Gattuso, tai mane labai... Bet ar atleido, man atrodo, žinok, ten toks jau labiau abipusis buvo ten. Bet esmė, kad vis tiek strategą keičia, kad ir abipusis, reiškia, ir ekipa norėjo jau nuo to stratego nelaikė, nesistengė. Tai ir mane prajuokino Gennaro Gattuso pasamdymas, nes tai specialistas, kuris, nežinau, įdomus medijai, įdomus savo vardu, istorija. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Su Gattuso dažniausiai just shit, nes kur jisai buvęs, aš net pasidomėjau, tai įdomų faktą tokį pamačiau, kad čia visi žino, kad jisai ten iš Valencijos gan greit buvo atleistas, iš Siono, Milane bandė irgi nesėkmingai. Tada su Napoli buvo toks gal sėkmingiausias, sakyčiau, jo karjeros kaip trenerio etapas. Jis ten laimėjo Coppa Italia ir tas pergalių visai balansas serėtas, taškų pririnkęs buvo tikrai pakankamai nemažai, išvedė komandą į Čempionų lygą. Tai vos ne vienintelis toks sėkmingesnis etapas, o jis dar prieš tai treniravo, žinai kokią ekipą Graikijoje? Ne. Kreta Sofija. O. Ekipa, kurią dabar treniruoja Valdas Dambrauskas. Tai va... Ir ten jisai, greitai po ten gal 7-8 mačų rezultatų neparodęs irgi buvo atleistas. Dar Palermo mačiau bandė įsitvirtinti irgi. Strategas tiesiog visur yra atleidžiamas ir daugumoje atveju net po mėnesio kito. Ir tu vis tiek jį toliau samdai ir tiki, neišnešamas. Marselio klube šiaip mažai logikos pastaraisiais metais, ten aišku, Pablo Longoria ten už visko stoja, bet tie nelogiški, daug kas labai tie nelogiška. Ten atrodo Igoras Tudoras gerai varo, nebėra kitą sezoną. Irgi ten turi, sakykime, tų savo problemų, galės toks labai arogantiškas, dar kažkas ten, sakau, teko paskaityti, bet vis tiek rezultatai buvo su to Tudoru. Ne, reikia atleisti, reikia dar kažką. Nėra to tęstinumo, čia yra irgi, aš tai sutinku. Realiai man tas Marselinio toks įdomus strategas buvo Ispanijoje, toks atrodė su savo tą tokią ypatingą taktiką ten. Prie Bilbao Atleti gerai stovėjo ir, bet... rezultatų jo nebuvo geri, bet... Jis toks, įdomus, ta prasme. Bet nebuvo dar tragedijos kažkokios, jie ten lygių prisirinko, bet nuo arti lyderių dar vis Prancūzijoje. Aišku, kaip sakai, ten ir užkulsinių srovių, ir šiaip Marselio ta vadovybė tokia kažkiek primenanti vos ne tą Italijos mafiją ten. Tas pats Marselio klubas, tam mieste Marselio tikrai vienas nesaugiausių Prancūzijos miestų. Ultros ten jau irgi tokios specifinės, tai ten viskas vyksta taip grubiau pavadinkime, bet Gennaro Gattuso gal tokia aplinkoje ir tinka, bet ar tai duos rezultatą, aš stipriai abejoju. Ir mano šūvis, kad gal net neužbaigs šito sezono. Ir tada pasamdys Sampolį, tada Sampolį sezoną užbaigs, kaip tik Sampolį atleistas iš Flamengo, ten dalykai įdomus. Sampolį irgi ten vyras kaip kojines klubus keičia. Atrodo, ten kartais gerai treniruoja po to. Sometimes good, sometimes shit. Čia tokie, kaip ir Marselis, sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Man šis Gattuso tai yra kaip Gianmarco Poseko krepšinio, tas specialistas, kuris per savo charizmą kažką gali sudominti, bet strategas tai yra žemiau plintuso. Gerai, aš dar apie PSV, kadangi kalbėjom, tai jų santykis Nyderlanduose 21. Tai, ir aišku, 18 taškų, tai koks Ajaxas 75 taškai, žinai. Treneris yra pusė komandos, aš tą kartoju ir kartosiu. Savaitgalį mačai įdomiausi vienu metu. Šeštadienį pusė 8, kas yra, tokia biški tragedija, sakyčiau, sekmadienį kiek žiūrėjau nieko. Tai šeštadienį pusė 8 Bayernas Leipzigas, Žirono Realas, Tomas Liverpoolis, dar 7 val. Serie A Milanas Lazio, kuri jau būtų įdomu, bet jau aš jau tą turbūt aukosiu. O
sekmadienį ką gal verta apsilankyti dar Survėno stadione, kaip galvoji? Nu, aš... Rekomenduotų man apsilankyti ar ne? Kaip kauniečiai rekomenduočiau, aš pats iš Vilniaus tai nevyksiu jau, čia tik į Patiestą galiu į Kauną atvykti, bet... Arba į Kauno Žalgirį. Nu, čia jau kita kalba, bet tikrai jau turim bilietus ir į krepšinį, nes problema įsigyta, čia problemos nėra, tu, nežinau, ir tas legendų mačas, kaip ir, nu, tas dalykas tikrai atrodo toks išreklamuotas gal kažkiek per daug, bet iš principo tai smagu, kad federacija, neaišku, kiek ten finansiškai tai kainuoja, bet kad bando sukurti tokį vaibą ir praeitais metais tas taurės finalas gavosi įdomesnis dėl to, kad atidarytas naujas stadionas, pakviesti ten atlikėjai, vis tiek šou padaromas, tai automatiškai prisipildo tribūnos ir dabar vėl. Nu, nemanau, kad daug žmonių grinai tik dėl LFF finalo, kuriame dar žaidžia ir ta Pelenės istorija, pirmos lygos Transinvestas. Tai plus praeitais metais dar buvo Kauno ekipa žaidė, dabar žaidžia Šiauliai su Transinvestu, tai tikrai netrodo labai patrauklus mačas, bet federacija stengiasi padaryti jį patrauklesnį, pridėti atlikėjai, pridėtas tas legendų mačas kartu. Tai, manau, taip gal ir pavyks tas tribūnas užpildyti ir, ten kainos tos nėra jau tokios didelės, tai kas tikrai domisi ties futbolu, visai galite apsilankyti, manau. Įdomu, man tikrai kiek žmonių surinks, kokie 2-3 tūkstančiai, manau, tikrai bus gal daugiau. Oi, daugiau turi būti. Nu, žiūrėsim, Oras geras, tikrai po atvirų dangum praleisti laiką, aš manau. Čia tikrai geresnis negu prieš metus, kur atsimenu, irgi atvariau į tą atidarimą, tai tikrai buvo, šiuo metu tikrai geresnis negu palyginus, kas buvo prieš metus. Gal kažkiek kaip kauniečiai norėsiu, kad Kauno Žalgiris ten žaistų su Transinvestu, bet kita vertus, šiaip tai pavos, tai vis tiek Šiauliai, mano viena iš mėgstamiausių lygos komandų, tiesiog lietuviškas branduolys, tam viskas labai gražus su jais ir... Lietuviškasis Brightonas, dabar reikia viską galima lyginti su Brightonu, čia kaip pavyzdys silpnesnėm ekipam. Jo, bet gal matysim kokią staigmeną, galbūt, bet ir tą legendų mačą kažkiek bent jau taip, kaip ir sakei, buvai tam Lavrinovičių, kažkada čia tam atsveikinimu čia prieš metus berods vyko. Jo, tie mačai tokie, aš irgi klausiau ten podcastas, kai Kamuolys su Jokeliu sakė, ten, tokie mačai, žinai, tam. Bet kaip ir smagu, bet jis labai jaučiasi, kad lygis ne tas, tie greičiai ne tie ir tikrai akį jo, bet, žinai, pavarysiu, atsigersiu porą liukų ir mus gerai. Ir greičiai padidės, viskas susitvarkys. Padidės tas kokybė, žinai. Jo, faktas taip ir bus. Futbolo kokybė gal ne, bet vakaro tai tikriausiai, kad pagerės. Tai sakau, po to jau kokiam Republikės Karleso Pujolį, žinai. Iš vienos pusės Pujolis, ten iš kitos Jankauskas, žinai. Kanavara. Ir darysim čerką. Tai va. Manau, kad kaip ir viskas. Nemažai ką aptarėm, tokius pagrindinius dalykus. Kažkada vis tiek teks ir po Čempionų lygos, ir tokius dalykus aptarsim dar kol. Ta pradžia nėra, ten jau ką per daug įskirti. Kitą savaitę bus įdomi, vėl Čempionų lyga, jau antras turas, dar bus ką aptarti. Ir atsakai, šeštadienį mačų daug, sekmadienį nėra, bet tai fantasy, mačiau, mes mūsų lygoje grupės tarpusavį kovosime H2H susitikime, tai mačiau pas tą reikia biškį keitimų, kolega, ten daug žaidėjų raudonų, geltonų, neaišku ar žais. Man atrodo, jau pasiekiau tokią sezono stadiją, kur laikas mesti fantasy. Ne, bet ten tie futbolininkai to visai geri, tiesiog reikia biškį atnaujinti sudėtį ir kas irgi žaidžia fantasy, tai va toksai mini galite atkreipdėmės, kad kaip ir sakėm, Liutonas su Barnliu žais nukeltą mačą, bet nelabai yra ką iš jų imti, jo. Morisą gal kokį gali iš Lutono pasiimti, gali mušti. Bet ar Liutonas įmuštų tų įvarčių? Bet iš Bundėti iš vis nieko nematau, tiesą sakant, bet sakau, tą Morisą gal pasiimčiau iš Lutono daugiau tai. Taip, bet vis tiek dvigubas turas, tai to, kad ir nieko nepelnys, teoriškai 4 taškus kaip ir turėtų tie futbolininkai uždirbti. Ir šiaip šiemet labai taip fantasy išvyko Keinas, mažiau tų brangių žaidėjų, tai daug tokių Aston Villa, Brightonas pasijungia tikrai mušančios įvarčius ekipos, tai tikrai yra ką pasirinkti iš tokių nebrangių variantų. Sonas puolėjų žaidžia irgi įdomus pasirinkimas, Mitoma iš Brightono, Diaby iš Aston Villos. Tas pats ten koksai Bruno 8 milijonus su kapeikom kainuoja, tai visai yra ką veikti, įdomus reikalai. Aš ten dabar labai taip įdomiai Haalandą nusipirkus Salas, tarpinau, nežinau kaip labai aš irgi turiu pigius puolėjus.
įdomiai ten tas fantasy, bet sakau, aš toks žaidėjas, kur, man jau laikas mes, man atrodo, bus, aš jau toks, my time has come ir viso. Gerai. Okay. Tai tiek žinių tada. Labai taip tvarkingai iki valandos, manau. Valandėlę, kaip tik stabiliai. Visą geriausią.